neturi. Neptūno komanda 2 vidurio puolėjų ir su tokiais skaičiais žaidžia čia. Vranešas prieš Mačijauską. Per kairę atrodo kaip prostovyti varžovą. Sivko Kredit komandoje 15 numeris šį sezoną Plungės Olimpo komandoje. Jau tai dar prieš šitą 4-0. Ivanas Vranešas iš viršaus galingas. Redišas tiesiog atiduoda kamuolį Švygeriui. Švygeris Vranešui dar. 8:35 sekundės lieka. Vranešas dar sužais nugarai krepšį prieš Masiulį. 2 Vranešo taškai. O dabar Vranešas. Prieš Krikį uždaro. Krikė jam dešinę pusę, bet nieko nėra baudos. O čia Uteniškio ekipai liko 10 sekundžių atakoje. Jara Vranešui 2 taškai. Vranešas atakuoja Gudaitį. Metimas į krepšį. Raga į apačią. Raga į apačią. Ir Aimakas nieko lengvai neduoda Ivanui. Bet Galiotas pelno. Sezono startų pastaruoju metu realiai po 20 daugiau žaidžia Giedraitis. Kabelis. Vranešas prieš Eimek arčiau nugarai krepšį. Labai daug klaidinamų judesių ir Gauleckas kviečiasi užtvarai Vranešą. Būtent jam pakabino kamuolį ir čia ore. šansas. Vranešas prieš Lavrinovičių tikrai norės žaisti nugarai krepšį. Wow. Trečiajame ketvirtyje Valinskas dabar su juo. Ar bus atstatytas status quo šios dienos rungtynėse, pasižiūrėsime. Taip. 2 taškai. Vėl Vranešas prieš Watermaną. Prašau. Vranešas prieš Valantiną. Išmau. Vienos rungtynės su dviženkliu rezultatyvumu. Visos šio sezono LKL rungtynės su dviženkliu rezultatyvumu. Vranešas iki galo. Devonas Danielsas šiandieną labai tylus. Valinskas ieško Vranešo baudos aikštelėje. Rezultatą šiandien varžovai iš Utenos 2 kart daugiau kamuolių puolime yra nusiėmę. Vranešas prieš Krikę. Puolimų klausimų nebuvo, sakykim taip. Dominavo, bet dėl gynybos tikrai tenai priekaištų galėjo turėti trenerį. Dabar su kamuoliu. Ir labai daug situacijų, kuomet Utenos komandos gynėjai įeina į baudos aikštelę, bet po to nežino, ką daryti. Tęsiant karjerą tame pačiame klube, daug faktorių, kurie leidžia Gudaičiui startuoti labai sėkmingai. Ivanas Vranešas. Žaidžiant namuose. Čia ir... Kaip visada ieškomas Vranešas, sudėtingas jo metimas. Jau Lanovas ir fotografai buvo paskambinęs, kad būtent tenai lauktų. Kaip skirstė kamuolius. Taip, vakar rungtynėse tarp Šiaulių ir Nevėžio Pasvalų klubo. Venskus. Dar vienas jo metimas per Danusevičiaus rankas ir vėl. Tribūnos Utenoje. Sabeckis. Nepavyksta pralaužti jam ledų atakuojant iš toli. Vranešas antru. Abu baudos metimai netaiklus, bet dar vienas atkovotas Ivano Vranešo kamuolys savo stikijoje. Taškų yra 8 atkovotus kamuolius KMT grupių etapo rungtynėse. Dvikovoje prieš Danielsas į kairę, stabteli per rankas. Netaiklus metimas Vranešas, kai nebuvo Gudaičio baudos aikštelėje, užsiėmė. Taip, norim tos intrigos, kad Morisas rūpinasi, kad jos nebūtų. Maks! Vranešas, trumpo nusileidimo situacija, kerta be kamuolio Hasanas Dias. Iš 2. Dar jo rankose kamuolys, žaidimas su Ivanu Vranešu, Vranešas Venskui. O tai gyvenimą. Tos futbolo aikštelės, krepšinio aikštelėse, kur tiesiog mažyčiai vartai. Utenos ekipa čia vėl viskas gražiai ir dabar jau. Visas savo karminės nuodėmės. Graži Turnerio idėja, graži verpstė, bet taškų nėra. Kitoje. Sargiūnas. Marčiulionis vėl surastas po krepšių Gudaitis, bet dabar Liukienas šį kartą iš toli neatakuoja. Gudaitis dabar jau sutiko savo kelyje varžovą. Koks ir Vydžio perdavimas. Ir jėgos gerokai daugiau nei Jonavos priekinė linija. Tiesa, Vranešo pirmas metimas netaiklus. Atrodo kaip tikintis Benas Volosas šios dienos rungtynėse baudos aikštelėje. Vranešo blokas. Pastebėjo Sargiūną.
Čia ir Gudaitis. Nėra. Eštonas Langfordas užsuko puolimą į naujas senokai matytas apsukas. Stankevičius. Na čia persistengė Su Sargiūnu. Ten pražangos nebuvo. Smitas ieško Gudaičio ir čia Gudaitis tęsia ataką ir gauna bloką nuo Ivano.